Jeigu žmogus ateina pas tave, jisai turi galbūt kažkokią savo gyvenimo svajonę, turėti, nežinau, X bleach white, pačius balčiausius dantis, nors ir ten tai moteriai galbūt yra 70 metų, ar ne? Tai valio. Tai jeigu ta moteris nori, ir jin dabar ryžosi, svajoja tos tobulos šypsenos, jinai nori atrodyti jauna, jaunėti, ar ne? Nu kodėl ne? Nu tai tegu. Mano tikslas tik yra tą baltumą, kaip aš sakiau, pertikti ne, kad būtų kaip klozetas ar ne kaip unitazas, o tiesiog padaryti natūraliai, padaryti baltai, šviesiai, kaip sakant, ar ne, bet natūraliai atrodančiai ir valio, tegu to žmogus džiaugiasi tą savo baltą šypseną. Tai aš tikrai nieko prieš, kai žmonės parodo, kas jiems patinka, todėl aš ir savo visus darbus ir stengiuosi kuo daugiau, kiek to laiko, aišku, atrandu, kiek įmanoma tų darbų visi kelti, įvairių skirtingų tokių, na, sakykime, kad žmonės matytų, kaip galima padaryti, ar ne, kartais kokį tu drastišką pokytį gali padaryti, kartais kokį minimalų pokytį, kokios mažos detalės gali pakeisti visą bendrą vaizdą. Tai kad žmonės tiesiog netgi kartais iš tų peržiūrėję mano darbų nuotraukas, jie matytų, na, kaip gali viskas atrodyti ir gal net pasakytų, kad man šitie dantis patinka, pavyzdžiui, toks šitas darbas patinka ir man tada labai aišku, ko žmogus nori, kokia jo svajonė ir man tada labai lengva dirbti.